Sningalyje naktį dieną. Nuo ankstyvos paauglystės, susidomėjus antisovietiniu pasipriešinimu Lietuvoje, ėmiau ieškoti ir lankyti partizanų žūties vietas. Todėl po daugelio metų kelyje teko pastebėti, jog dalis paminklų ir kryžių, stovinčių giliai miškuose, pelkėse ir sunkiai prieinamose vietose, yra apleisti ir pamiršti. Todėl Etmono mokykla, artėjant partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai, skelbia projektą Misija Lietuva, kuomet ieškosime, lankysime ir tvarkysime Lietuvos partizanų, laisvės gynėjų, žūties ir kovos vietas. Šiandien keliaujame Kaišiadorių krašto apylinkėmis, kur veikia Didžiosios kovos apygardos A rinktinė ir legendomis bei mitais apipintas apygardos vadas ir įkūrėjas Jonas Misiūnas Žalias velnias. Na ir atvykome į pirmąją šiandienos žygio numatytą vietą, tai Pašulų kaimo miesto kapinaitės, kuriuose yra palaidoti Didžiosios kovos apygardos Morkos būrio partizanai, žuvę 1945 metais balandžio mėnesį šio miestelio apylinkių miškuose susikovė su okupantų pajėgomis. Taip atrodo partizanų palaidojimo vieta, medinis kryžius gan neblogos būklės, užrištos trispalvės, visai nesenai atrodo, kad yra labai džiugu. Tačiau metalinis kryžius ir žolės yra, mano manimu, negeros būklės. Stengsimės metalinį kryžių nudažyti, šiek tiek aptvarkyti piktžoles ir pakeisti galbūt juosteles. Taip Morkos partizanų būrio kapo vieta atrodė prieš. Na, o dabar kibkime į darbus ir sutvarkykime kapo vietą. Sušlifuosim kryžių, nusiriebalinsim, uždažysim pirmąjį sluoksnį. Kol džius pirmasis sluoksnis, aptvarkysim piktžoles, uždažysim antrą sluoksnį ir judėsim į antrąją vietą. Didžiosios kovos apygarda skaudžiausius priešo smūgius patyrė saugumo agento Juozo Markulio dėka, kuriam pavyko įgyti partizanų vadų pasitikėjimą, įsiskverbti į organizaciją ir naikinti ją iš vidaus. Jo dėka suimtas Jonas Misiūnas Žalias velnias ir didžioji partizanų dalis. Į jų vietas pastatyti saugumo agentai. 10 km nukeliauta. 10 km. Hydrate or die. Jeigu kada nors keliausite miške ir rasite tokius kauburius, tai tikrai nepagalvokite, kad jie susiformavę natūraliai. Tai yra senovės lietuvių laidojimo vietos, pilkapynai. Ir šiuo metu eidami pro šalį mes susukome į Beištrakių Šukščių pilkapyną, kuriame yra 41 toks pilkapis ir laidojimas datuojamas 9-12 amžiuje. Tai yra esame 9-12 amžiaus senovės lietuvių kapinėse.
Na ir atvykome ir antrą šios dienos punktą. Šioje vietoje 1951 metais gruodžio mėnesį pagal agento skambutis slapyvardžiu pateikta operatyvinė informacija, rastas bunkeris, kur slėpėsi 2 didžiosios kovos apygardos partizanai. Gruodžio 16 dieną apsupus bunkerį ir pasiūlius partizanam pasiduoti, jie atsakė ugnimi, na ir žuvo kovodami. Tai šiame bunkeryje žuvo Jonas Balčiūnas Varnėnas, 22 metų amžiaus, ir Zigmas Balčiūnas Agurkas, 30 metų amžiaus, abu broliai. Kiek teko skaityti ir domėtis, tai abu broliai pasitraukė į mišką 1949 metais, kada jų šeima buvo ištremta į Sibirą, o abiem broliam pavyko išvengti trėmimo. Ir broliai dažnai lankydavosi pas savo tetą Beištrakių kaime, kuri juos rėmė tiek informacija, tiek maistu. Tačiau ir broliai tiesiog dažnai su ją paatviraudavo apie savo slėpimosi vietas, įpročius ir panašiai. Tačiau vieną dieną teta tapo saugumo agentų skambutis, slapyvardžių skambutis, ir išdavė brolių slėpimosi vietą, šį bunkerį, kur jie kovoje ir žuvo. Dažnai vedant žygius partizanų takais aptinkame tokius paminklus statytus Lietuvos gyventojų genocidų rezistencijos tyrimų centro. Ir dažnai žmonės neskaito čia pateiktos informacijos. Tai aš priėjau tokią išvadą, kad tiesiog čia esamos raidės susilieja ir jas reikia išryškinti. Tai pabandysiu jas tiesiog išryškinti, kad žmonės atėję jas pastebėtų ir perskaitytų čia pateiktą informaciją. Geros dienelės, skanios kavelės. Na, broliai Balčiūnai pasitraukė į mišką tuo vėlyvuoju partizaninio karo laikotarpiu, kada nebebuvo didelės romantikos, slepiantis miškuose dideliais būriais prie laužų, buvo tik konspiracija ir pogrindis. Ir tuo laikotarpiu vidutinė partizano gyvenimo trukmė buvo nuo 3 iki 6 mėnesių. Na, broliams pavyko įsislapstyti iki 51 gruodžio, beveik 3 metus. Tačiau šie vyrukai verti tikrai didelės pagarbos, kad ryžosi vis dėlto pasitraukti į mišką, kada jau buvo aišku, kad karas bus turbūt pralaimėtas. Darbai baigti, bandom judėti link traukinio, nežinau ar spėsiu. Simboliška, kad žygį baigėme Kaišiadorių geležinkelio stotyje, kur prieš tapdamas partizanu dirbo Jonas Misiūnas.